Vilniaus Perlas, paskutinis lyg viesulas, įsiveržė į stipriausiąją Lietuvos krepšinio lygą. Prieš 6 metus įkurtas klubas privertė apie save kalbėti su pagarba, kai debiutinėse LKL rungtynėse iškovojo istorinę pergalę prieš praėjusio sezono Baltijos krepšinio lygos iššūkio taurės laimėtoją Vilniaus Sakalų ekipą. Nemanau, kad užėsim nosis. Labai tik tai manau paskatino mus dar labiau stengtis, dar labiau kovoti. Mes daugiau turime entuziazmo galvoje, energijos ir jaunystės. Turime žaisti, aš galvoju. Ir niekada nesau, kad čia mes turime tik mokytis. Aš gal turim laimėti. Tačiau prabėgus kelioms dienoms komandoje vėl verda darbas. Perlo ekipa jauniausia LKL komanda. 4 iš 12 žaidėjų dar trina mokyklos suolą, kiti studijuoja. Todėl po rytinės treniruotės skuba į mokslus. Krepšininkų vidurkis vos 18,5 metų, tačiau daugelis jų šią vasarą vilkėjo Lietuvos jaunių ir jaunimo rinktinių marškinėlius. Šita komanda, aš manau, kad yra pajėgi kovoti šitoj lygoje. Visų pirma, visiems žaidėjams yra naudinga, aišku, šita patirtis, kuri bus mano asmeniškai, kaip Lietuvos rinktinės trenerio svajonė visą laiką būdavo, kai aš treniravau 16 metus, tai norėjosi, kad visi žaidėjai būtų paragavę jau nacionalinės lygos duonos, bet mes neturėjom nei vieno tokio žaidėjo. Kai buvau 18-mečių rinktinės treneris, tai norėjosi, kad visi žaidėjai būtų žaidę LKL, bet vėl tokio nei vieno neturėjom. Tai vat, šitokia jauna komanda sudaryta, tai aš manau labai gerai būtų. Debiutantais galima vadinti ne tik krepšininkus. 3 metus Vilniaus Lietuvos Ryto garbę gynėsi žaidėjas iš Latvijos Robertas Štelmacheris vasarą nusprendė baigti profesionalaus krepšininko karjerą. Trenerio abėcėlės jis ryžosi mokytis Vilniuje. Jisai kaip žaidėjas didelės patirties turi ir labai daug duoda žaidėjams būtent individualiuose treniruotėse. Žaisti su bendraamžiais yra viena, o žaisti su vyrais kas kita. Jiems tai didžiulis šansas. Yra begalė pavyzdžių, kai jauni talentai be aukštų lygių krepšinio nunyksta. Stengsimės juos paruošti taip, kad jie būtų geri žaidėjai ir vyrų krepšinyje. Perlas vienintelis LKL klubas turinti savo sporto psichologę. Anot komandos vadovų tai neišvengiama, kai ekipa jauna, nes krepšininkams būtinos elementarios žinios. Kas yra, sakykime, būtent tas nusiteikimas, nuo ko jis priklauso, kas tai yra savireguliacija, sakykime, kas tai yra atsipalaidavimas, relaksacija, dėmesio koncentracija, susikaupimas ir optimali ta psichinė būsena, kuri veda prie to maksimalaus pasirodymo sportininko. Tai visi tie dalykai, juos reikia pirmą žinoti. Vilniaus Perlo ekipa šį sezoną siekia patekti į LKL ir BBL turnyro aštuntukus, bei kuo geriau sudalyvauti kovoje dėl Lietuvos krepšinio federacijos taurės. Tačiau komanda pagrindiniu tikslu vadina jaunų žaidėjų ugdymą. Reporteris Edgaras Maslauskas, Vilnius.